Sveiki visi, su jumis Povilas iš Master Forex akademijos ir mes toliau keliam aktualias Forex prekeiviams ir ne tik jiems temas. Šį kartą pradėsiu nuo klausimų. Ar dažnai sutinkat žmonės, iš kurių girdi tokias frazes kaip ai, pasidėsiu aš galiau tyliai kamputyje, nes bijau, kad kiti pirštais užbadys. Bijau apsikvailinti. Arba žiūrėk, kaip jis moka, jis turbūt labai talentingas, kad jam taip gaunas. Ai, man niekada taip nesigaus. Aš geriau savo tyliai pasidėsiu, patylėsiu. Arba baigtų, juk čia reikia būti nerealiu matematiku, arba čia reikia turėti daug laisvų lėšų, kad kažkas gautų. Gal patys kartais tokie esate? Aš esu įsitikinęs, kad jei Forex prekiautojas nori tapti sėkmingu Forex prekiautoju, jam reikia kuo greičiau atsikratyti taip vadinamos fiksuotos mąstysenos ir išugdyti savyje taip vadinamą tobulėjimo mąstyseną. Apie tai mes ir pašnekėsim šiame video. Pradžiai greitai papasakosiu, ką reiškia fiksuota ir ką reiškia tobulėjimo mąstysena. Žmonės su fiksuota mąstysena, jie tiki, kad įgūdžiai ir intelektas yra žmogaus genus. Tai yra užprogramuoti žmoguje iš anksto. Ir tu arba juos turi, arba ne. Jie mano, kad yra žmonės, kuriems tiesiog natūraliai savaime viskas gaunas, tai yra talentingi žmonės. Ir kad yra žmonės, kurie nėra talentingi ir jie tiesiog pasmerkti. Trumpai tariant, jie tiki, kad žmogui nėra pavaldus jo sugebėjimai. Tuo tarpu žmonės su tobulėjimo mąstysena, jie tiki, kad įgūdžiai ir intelektas yra išvystomi ir išugdomi. Jie žino, kad žmonės, kuriems kažkas gerai gaunas, jiems gaunas, nes jie išmoko tai daryti, išsiugdė savo sugebėjimus. O žmonės, kuriems niekas nesigauna, tie tiesiog neįdėjo pakankamai darbo. Trumpai tariant, šitie tiki, kad žmogui yra pavaldus jo sugebėjimai ir įgūdžiai. Ir jie tiki, kad žmogus visko gali išmokti, jeigu tik tai pasistengs. Stanfordo universiteto mokslininkė vardu Carol Dweck įrodė, kad žmogaus mąstysena turi svarbę įtaką žmogaus sugebėjimui mokintis ir tobulėti. Jie įrodė, kad žmonės, kurie laikosi augimo arba tobulėjimo mąstysenos, įprastai laikui bėgant išmoksta, pasiekia ir išauga žymiai stipriau nei tie, kas prisilaiko fiksuotos mąstysenos. Tobulėjimo mąstysena tai yra pagrindas tobulėjimui, sako jinai. Ir dėl to, kad tobulėjimo mąstysena turi tokią galią, didžiausios pasaulio kompanijos pastoviai ieško būdų, kaip integruoti tai į kompanijos vidinę struktūrą. Dar vienas iš tokių artimesnių pavyzdžių, paimkim pavyzdžiui tuos, kas šiuo metu yra Master Forex akademijos nariai. Jie žino, kad už kvailą kabutėse klausimą žmogus niekada neišlėks iš akademijos, nesvarbu, ant kiek kvailas gali atrodyti tas klausimas. Tačiau akademijos senbuviai žino, kad jei atsakys į tokį klausimą su pagieža arba kažkaip nepagarbiai pasielgs su tokiu naujoku, tai tie senbuviai rizikuoja būti išprašyti iš akademijos, kadangi vidinė akademijos kultūra yra pagrįsta būtent tobulėjimo mąstysenos principais. Tobulėjimo mąstysena yra pagrindas tobulėjimui ir augimui. Žmogus, kuris supranta tai ir vadovaujasi šiuo principu, nesvarbu, ką jisai bando padaryti savo gyvenime, jo rezultatas bus žymiai stipresnis, jeigu jisai vadovausis būtent tobulėjimo mąstysenos principais. Kad suprastų iki galo šį principą, pasižiūrėkim, pažvelkim į jį iš vidaus, kaip jis veikia. Nubraižykim štai tokią schemutę. Pasižiūrėkim į kiekvieno mąstymo charakteristikas. Žmonės su fiksuota mąstysena mano ir tiki, kad įgūdžiai atsiranda savaime ir kad jų neįmanoma išmokti. Tai yra tokie yra jų įsitikinimai. Ir antra charakteristika yra susifokusavimas. Tai yra žmonės su fiksuota mąstysena dažniausiai susifokusuoja ant pasekmių. Tai yra labiausiai, kas jiems rūpi, yra kaip juos pažvelgs aplinkiniai. Jiems ypač rūpi, kad jie nepasirodytų blogai prieš kitus. Tuo tarpu tobulėjimo mąstysenos žmonėms charakteringi tokie dalykai. Tai yra, jie tiki, kad įgūdžiai yra išlavinami ir jie yra labiau linkę susifokusuoti ant paties proceso. Tai yra tapti geresniu ir patobulėti. Jiems labiau rūpi pats procesas. Ir štai šios charakteristikos turi labai stiprią įtaką mūsų sugebėjimui tobulėti. Pažiūrėkime dabar į 4 pagrindinius tobulėjimo ingredientus.
Tai yra pirma pastangos ir bandymai, toliau iššūkiai, klaidos ir grįžtamasis ryšys, tai yra atsiliepimai, kritika. Čia vat yra pagrindiniai tobulėjimo ingredientai, ne? Tai vat tyrimai parodo, kad kai kažkas yra su fiksuota mąstysena, jie mato pastangas, bandymus, darymą kaip kažkokį negatyvų veiksmą. Tai yra kažkas, ką tu priverstas daryti, kai tu nesi pakankamai patyręs. Ne? Jie nemato tikslo ir vertės pastangose. Jie dažniausiai vengia sudėtingų situacijų ir iššūkių. Kai jie padaro kokią nors klaidą, jie labai smarkiai demotyvuojasi ir praranda drąsą. Jie nekenčia klaidų. Ir dar blogiau, jei kažkas su fiksuota mąstysena gauna grįžtamą ryšį, tai yra atsiliepimą arba kažkokios tai kritikos iš tėvų, mokytojo arba draugo, jie iškart užima gynimosi poziciją, priima tai asmeniškai ir nemato to grįžtamojo veiksmo vertės. Kitaip tariant, žmonės su fiksuota mąstysena kuklinsis ir visaip vengs šitų 4 pagrindinių tobulėjimo ingredientų. Tai yra dalykų, kurie galėtų jiems padėti tobulėti, fiksuotos mąstysenos žmonės vengia. Tuo tarpu, kai tas pats žmogus išsiugdo savyje tobulėjimo mąstyseną, jis pradeda mąstyti pastangas ir bandymus kaip kažką labai naudingo, kaip svarbi mokymosi proceso dalis. Jie priima iššūkius ir atkakliai juda pirmin. Jie mato klaidas kaip galimybę kažko naujo išmokti. Ir kai jie gauna grįžtamą į veiksmą, jie lieka dėkingi ir pritaiko tai savo gyvenime. O dabar pažiūrėkime, kokie įdomus ir svarbus dalykai vyksta, kai sujungsim šios schemutės taškus. Tai yra, kai sujungsim skirtingas mąstysenas su mūsų veiksmais. Tai yra, su tobulėjimo ingredientais. Tai pažiūrėkime iš pradžių į fiksuotos mąstysenos pusę. Jie vengia veiksmų ir bandymų, nes jie netiki, kad gali kažko pasiekti. Kai jie susiduria su iššūkiais, kai situacija pasunkėja, jie labai greitai pasiduoda, nes jie nenori pasirodyti kvailai. Todėl jų galvose iššūkiai tai yra grėsmė. Ir dėl to, kad jie netiki, kad jie gali pasikeisti. Jie nemėgsta daryti klaidų, klaidos juos demotyvuoja, nes jei jie padaro klaidą, jie vėl atrodo blogai. Ir jie nemato grįžtamojo veiksmo vertės, nes jie netiki tuo, kad jie gali tobulėti. Tai yra, kaip jūs matot, vienaip ar kitaip kiekvienas iš šitų veiksmų tai yra tik antrinis jų mąstysenos produktas. Ir tas pats galioja tiems, kas turi tobulėjimo mąstyseną. Jie mato veiksmų ir bandymų vertę ir tikslą, nes jie tiki savo sugebėjimais, tiki savo sugebėjimu tobulėti ir augti. Jie priima iššūkius ir atkakliai juda pirmin, nes jie vėlgi tiki savo sugebėjimu tobulėti ir dėl to, kad jie susifokusuoja ant pačios galimybės, ant paties proceso. Jie mato iššūkius kaip galimybę patobulėti. Ir susifokusavus į patį procesą bei galimybę augti, jie supranta, kad svarbų vaidmenį atlieka klaidos. Kad iš kiekvienos klaidos jie gali kažko išmokti ir dar labiau patobulėti. Ir tas pats vyksta, kai jie gauna grįžtamą į veiksmą nuo mokytojo arba draugo, nes jie supranta, kad šitą informaciją padės jiems tobulėti. Kaip matot, lygiai tie patys veiksmai, bet nuo mūsų įsitikinimo, nuo mūsų mąstysenos labai daug kas priklauso ir labai daug kas pasikeičia. Dabar 2 raktiniai momentai šios schemutės atžvilgiu. Pirmas. Nėra nei vieno žmogaus, kuris yra tik fiksuoto mąstymo arba tik tobulėjimo mąstymo. Skirtingais momentais, skirtingose situacijose jūs galite būti arba su tobulėjimo mąstysena, arba nuslinkti atgal į fiksuotą mąstyseną. Bet dabar, kai jūs suprantate tai, kaip tai veikia ir suprantat, kokios yra kiekvienos mąstysenos charakteristikos, jūs galite visada identifikuoti savo būseną ir galite nustatyti, dėl ko yra taip. Dėl to, kad jūs tikite, netikite kažko, arba dėl to, kad jūs susifokusuojate į tam tikrus dalykus, teisingus arba neteisingus. Ir antras momentas, šie mokymosi ir tobulėjimo veiksmai yra labai geri ir naudingi, bet labai svarbu suprasti, kad tai yra antrinis produktas. Štai čia yra visa antrinis produktas gimstantis iš mūsų mąstysenos.
O dabar norėčiau aš rezumuot ir pritaikyti visą tai Forex prekiautojo realijoms, ne? Tai yra, net jei jūs ir nupirksite mokymosi kursą arba įsitrauksite į kokią nors bendraminčių komandą, Forex prekyba visada liks psichologiniu žaidimu. Tai yra žaidimas, kur visą likusį savo gyvenimą jūs turėsite kovoti pats su savimi. Ieškoti kas, ką ir kaip savyje jūs galite pakeisti ir kaip galite patobulėti, kad priartėt dar vienu žingsniu prie sėkmės Forex prekybai. Todėl prieš pradedant studijuoti bet kokią medžiagą susijusią su Forex prekyba arba išvis prieš pradedant Forex prekiautojo kelią labai svarbu išugdyti savyje tobulėjimo mąstyseną. Taigi, tokios mintys šiandieną. Tikiuosi, šis video sukėlė jums tam tikrų idėjų. Jeigu jūs pažįstate žmogų, kuriam šis video galėtų padėti, būtinai su juo pasidalinkite šiuo video, net jei jis nesiruošia būti Forex prekiautoju. Jei turite minčių, kuriomis norėtumėte pasidalinti, kviečiu visus dalintis šio video komentaruose. Tie, kas dar nespėjot užsiprenumeruoti šio kanalo, kviečiu jūs padaryti tai dabar. O aš atsisveikinu su jumis šiam kartui ir linkiu jums sėkmės jūsų Forex tobulėjimo kelyje.